Mano arklio vardas Kulpė. Nu, šiaip labai gera. Būna, aišku, ir klaidų ten visokiausių. Išeina viskas. Apdedam visus. Mano žemaitukai tai man geri draugai, kai su juos susidraugauju. Žemaitukai yra labai draugiški, šilti, be galo atsidavę savo šeimininkui, ištikimiausi draugai. Žemaitukai labai gerai supranta žmogų, jo nuotaikas ir savijautą, gali paguosti ir pradžiuginti. Jie labai gyvybingi, linksmi, pasižymi neišsenkančią energiją ir veržlumu. Pirmiausia, tai jie tinka tuo, kad jie yra nedideli žirgeliai, o vaikam pradedantiesiam vaikam turėtų būti negrasinantis gyvulys žirgas ir tokio tipo smulkaus žemaitukų tipo žirgeliai būtent atitinka. Tai jie dailūs, tikrai estetiškai atrodo vaikam, tai irgi nemažai. Truputėlį galbūt jų charakteris toks yra aikštingas, jie užsispyrę kaip tikrai žemaičiai, bet gana sėkmingai vaikai pradeda karjerą ir su jais. O kaip susikalba, būtent tas užsispyrimas trukdo, padeda, kaip vaikams tas bendravimas? Čia pagal kiekvieno raiteliuko individualias savybės, sakykime, vienas sunkiau perneša ir panikuoja, stresuoja, kitas kaip tik ugdo savyje kovotoje ir nugali, bet vaikai daug išmoksta su jais. Žemaitukai piktų žmonių nemėgsta, gali užsispirti ir sugalvoti įvairiausių būdų apsiginti. Jie pripažįsta tik lygiavertę draugystę ir draugauja tik su tais žmonėmis, kuriais gali pasitikėti. Žmonės vieną kartą savaitę dirbdavo dvarui. O dabar paimkim, paskaičiuokim, kiek laiką mes kam dirbam. Sodra 33 trečdalis, ar ne, iš 5 darbo dienų dalinam. Daugiau negu vieną dieną. Apie 18 turbūt procentų yra mokestis šitą pajamų. 50 procentų turim, 2,5 dienos iš 5 dirbam tam. Dar vieną dieną mes dirbam, už viską mes mokam PVM, dar penktadalis dar vieną dieną. Mes turim 3,5 dienos jau atiduodam iš 5 dirbamų. Dar pusę dienos mes atiduodam tam, kad nuvažiuoti darbą, kad užsivirkti gerus marškinius, kad darbą žmoniškai atrodytų. Kad įsidėti valgyti, nes vis tiek biškai brangiau gaunas negu namuose. Gaunas, kad šiais laikais, kai yra laisvė, dirbi vieną dieną savaitę savo, visą kitą dirbi dvarai. O tau gal sunkiau gyventi, kai tu žinai, kai tu analizuoji. Dauguma žmonių eina į darbą, dirba ir jie kitaip ir neįsivaizduoja, netgi didžiuojas, kad yra darboholikai, jie kitaip savęs ir neįsivaizduoja. Jie neturėtų ką veikti, aš taip galvoju, jeigu nebūtų darbo. Dirbau ir aš, gana ilgai dirbau, stažas nemažas. Dabar bedarbis esu, jau kaip ir ilgalaikis, gal ir motivaciją net praradęs. Nors dabar atsirado motivacija, dirbsiu turbūt greitai. Tik reikia darbą susirasti. Iš tikrųjų, tai yra kaip didžiausias dalykas, ką aš dabar padariau, prieš 3 metus mečiau darbą. Man labai tas reikalas visas patiko. Vieną pirmadienį pasakiau basta ir išėjau. Vežami ir vežami ūmiai apsinuodiję alkoholiu vaikai. Į vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių buvo atvežta mergaitė 1 mėnesio 7 dienų amžiaus iš
socialios šeimos, kur buvo atvykusi policija ir rado mamą girtą ir buvo nustatytas girtumas 3,38 promilės. Tas, kas priklauso nuo mūsų pačių elgsenos, ne nuo kažkokios ten mistinės valdžios, ne nuo kažkokių premjero ar prezidento ar ministrų, o nuo mūsų būtent pačių, mes save žalojam labai baisiai. Iš tikrųjų labai baisiai ir atimam iš savęs, jau vien tie, kurie rūko, atima iš savęs apie 20 savo produktyvių gyvenimo metų, jau nešnekant apie kitą elgseną. Realiai gal tokia tauta ir neverta gyventi, kurie nemąstantis yra ir gal jie natūraliai turi išnykti. Yra tokia teorija ir aš labai girdžiu dažnai tą tokį komentarą, kai kalbu, kad bereikalas stengiasi. Žmonės turi išmirt, turi išsivalyti. Gal ir būtų galima su tuo iš dalies sutikti, jeigu tas galų galia vis tiek neatsisuktų prieš mane, prieš mano vaikus, prieš mano artimų žmonės. Gali būti, kad taip gal ir galima būtų sakyti. Ir, aišku, jeigu aš matau gatvėje rūkantį žmogų, kuris nenori keistis, nemato prasmės to daryti, aš galbūt ir galiu taip galvoti, kad jo valia. Bet ne visai taip yra, nes galų galia tas žmogus susirgs ir tie pinigai, kuriuos aš sumokėjau iš savo atlyginimo per mokesčius, aš jų pats nebegausiu, nes jis susirgs pirmiau už mane ir jis tuos pinigus išnaudos. Galų galia jis išnaudos pinigus, kurie galėtų būti skirti švietimui, mano vaikam mokyti ir taip toliau. Bet čia tokia gal netiesioginė sąsaja, kur žmonės tiek toli negalvoja, bet yra labai tiesioginių sąsajų. Tai žmogus, kuris išgeriantis, jeigu jisai sės už vairą, aš galiu labai teisingai elgtis, aš galiu viską teisingai daryti, aš galiu sektis diržą, aš važiuoju neviršiu greičio, važiuoju kaip reikia. Aš nieko negaliu jam padaryti. Nieko ir iš tikrųjų, jeigu jisai sėdi girtas už vairo, jis gali užmušti mane, gali užmušti mano vaiką. Tai tada man atsiranda, iš tikrųjų, visai kita motyvacija. Aš turiu stengtis, jeigu aš nenoriu bėgti iš Lietuvos, kur žmonės civilizuočiau gyvena, aš privalau stengtis tada veikti ne tik savo darže ir kaip tik savo darže aš nelabai galiu ir paveikti, nes, kaip sako, savam krašte ar savo namuose pranašu nelabai ir būsi. Tai aš privalau stengtis tą aplinką keisti. Ir kaip tokia viena diskusija vėl buvo kilusi, sako, ką žmonės čia jų reikalas ir panašiai, ir ką jie čia jums blogo daro, tai aš tokį pavyzdį dar įdaviau, sakau, gerai, o kaip sakykime, su šiukšlinimu. Vat aš pats nešiukšlinu, bet žmonės aplink mane šiukšlina. Tai kaip, tas man atsilieps ar ne? Aišku, atsilieps. Aš net išėjęs elementariai į pliažą, aš juk negaliu gulėti tarp tų šiukšlių, kiek aš jas rankiosiu galų gale. O jeigu mes šnekam apie teršimą plačiaja prasme, kur žmonės teršia, sakykime, kažkokiom kitom pavojingom medžiagom, kurios į vandenį pateks ir panašiai, tai nebėra tik mano reikalas. Jis negali būti tik mano. Ir jeigu aš nieko nedarau, tai reiškia galų gale tas atsisuka prieš mane patį. Aš norėčiau sudalyvauti pasaulinėse varžybose, jei patekčiau į finalą. Charakteris tai iš tikrųjų labai gerai nežinau, bet žinau, kad jei paimtum tiesiog žemaituką, ant jo gali ir joti, ir traukti vežimus. Dėl to jie labai praktiški. Čia buvo prieš savaitę varžybos ir su šitu žemaituku pirmą vietą lygiosiose lenktynėse laimėjo. Žemaitukų, kaip ir kitų arklių priežiūrai, būtina skirti daug dėmesio. Kasdienė priežiūra apima šukavimą, valymą, tai arklio sveikatai būtinos procedūros, kurios suartina žirgą ir jo šeimininką. Tik tinkamai prižiūrimas žirgas bus sveikas ir laimingas, gražus ir žvalus. Iššukuojam jį. Išvalom, iššukuojam karčius, paskui pašeriam, jojam. Šukuojam, kanopas valom. Važiuoji į Norvegiją ir plauni 3 kartus savaitę į indus.
tau viskam užtenka. Va, tai čia dirbi po 10 valandų ir tau neužtenka. Tai yra toksai skirtumas ir žmonės važiuoja. Iš tikrųjų, sąlygos sudarytos yra išvažiuoti. Ir ne pirmą kartą yra tos sąlygos sudarytos. Jeigu taip pat kažkaip skaičiau kažkurio dabar nebeatsimenu komunisto apie emigraciją ir Paleckis rašė apie tai, kad visose tarnybose emigracinėse dirbo tautininkų vadai visokie, organizuodavo tą emigraciją. Va, tai lygiai taip pat ir dabar ta emigracija valdžiai yra labai naudinga, ką šitą valstybę pasiekė, tai laisvą darbo jėgos judėjimą į vakarų pusę. Vienintelis tikras, realus žmonėms pasiekimas yra per tas 20 metų. Gyvenimo lygis nusmuko. Jeigu taip kalbėt, atsimenu aš savo kolegas darbininkus, aš darbininkų dirbau tarybiniais metais. Tai į konteinerį knistis tokio žmogaus nenuvarysi. Niekaip, kad jis ir kaip būtų ten jau nusivažiavęs, ne. Dabartiniai knisasi ir tas jų nežemina, nes norisi valgyti. Viena iš populiaresnių darbų yra metalo rinkėjas labai daugelį vietovių. Gal miestuose, gal ne taip, gal Šiauliuose jų nėra tiek labai daug, jie nedominuoja, o mažuose miestelėse jie dominuoja, nes kitokio darbo nebėra. O tas metalo rinkėjas, tai iš tikrųjų yra žmogus, kuris renka viską, kas išmesta ir priduoda į antrinės žaliavas. Daugybė dalykų, apie kuriuos mes galvojam, kad jie yra savaiminiai, jie nėra savaiminiai. Už to stovi žmonės, už to stovi didžiuliai pinigai. Ir vienas iš svarbesnių dalykų, ką dar reikia pasakyti, kad vaikai yra tikslas. Nebe mes, suaugę žmonės, esam tikslas, bet mūsų vaikai yra tikslas, nes mūsų paveikti yra jau labai sudėtinga. Iš tikrųjų, mane, tarkim, ar žmogų nerūkantį 30, 40, 50 metų įtikinti rūkyti yra teoriškai galima, bet praktiškai be proto kainuoja ir šiaip nelabai apsimoka. Tai mūsų vaikai yra tikslas. Ir kiekvienas suaugęs žmogus, kuris turi vaikų ir juos augina, tą turi suvokti, nes tas tikslas, jis yra labai intensyviai gyvendinamas ir Lietuvoje vaikai labai prastai atrodo. Ir jeigu mes šnekam, sakykime, apie vaikų gėrimą, tai vaikų girtų apsinuodijusių skaičius per 6 metus 17 kartų Lietuvoje išaugo. Tai jokie tėvai tiek kartų neprasigėrė daugiau ir nieks čia tokio stebuklingo neįvyko, bet būtent su vaikais visi šitie dalykai ir buvo padaryti. Ir mes, būdami suaugę, privalom viską padaryti, kad tos vaikus apsaugot, nes politikai, kai su jais pradedi šnekėti, ir kas čia tokio, žodžiu, reikia čia protingai galvot. Ir sako, kaip tu taip piktai šneki, reikia šnekėti gražiai. Sakau, žinot, brangieji, jūs man neleidžiat mano vaikų auginti sveikai. Jūs turėjote tokį šansą, o man neleidžiat ir jūs norit, kad aš su jumis šnekėčiausi gražiai. Tai nebegaliu aš šnekėtis gražiai, nes laiko aš neturiu. Vaikai auga ir kiekvieną dieną jisai keičiasi, jisai auga tokio aplinkoje, kokie yra šiandien ir aš nebegaliu šnekėti gražiai. Kažkada kūriau profsąjungas. Darbininkų sąjunga, jinai gyva, gal ne tokia, kokios aš norėjau, viską aš ją palikau, gal nelabai mes ten gerai išsiskyrėm, bet palikau ir neišsinešiau, nedraskiau, jin gyvuoja, gal ne taip, kaip gyvuoja, gal aš daryčiau kitaip, bet ten tebėra. Paskui kurį laiką dirbau švietimo darbuotojų profsąjungai, žiūrėjau, norėjau, kad jin kažkada pakiltų nacionaliniam streikui. Paskui vėl aš labai gal negražiai išėjau iš tenai, gal tai mano nuomonė žmonės pasirinko tą būdą negražų, nors aš jiems prieš tai anksčiau sakiau, kad laikas mane perinkti. Va, bet dar po kelių metų tie žmonės, kuriuos aš mokiau, kur švietimo darbuotojų profsąjungai padariau mokymo tokį kaip ir kursus, va, šiek tiek paskaitų ten skaičiau ir jie padarė streiką. Ką jūs padarytumėt vardant savo vaiką? Visi sako, viską padarytumėm,
Gerai, sakau, įsivaizduokit, jūsų vaikas nedaug dėjo susirgo, sunkia liga, sakykime, vaistų nėra Lietuvoje, ką padarytumėt? Sako, viskas, parduočiau namus, viską, ką aš turiu, aš viską atiduočiau. Gerai, sakau. Jūs sakau, norit, kad jūsų vaikai rūkytų, gertų? Ne, sako, nenorim. Sakau, kiek iš jūsų sutiktumėt, kol jūsų vaikui sukaks 18 metų, nustojat rūkyti ir gerti? O čia labai reikia. Žodžiu, ar čia tikrai taip reikia padaryti, o tai čia ir aplinkui yra visaip ir čia mato, sakau, stop. Ką jūs, sakau, su manim šnekat? Sakau, klausimas paprastas. Aš sakau, turiu jums įrodymus, yra skaičiai, kad vaikai, kurie auga rūkančių, geriančių tėvų šeimoje, neabejotinai yra įrodyta, kad jie tikrai ženkliai didesnė tikimybė, kad rūkys ir gers. Jūs, sakau, sakėt, padarysit viską. Tai sakau, apie ką mes šnekam? Bet tai kaip čia atrodysi, kaip čia naisi, sakau, stop. Jums jūsų kaimynai įdomus ar jūsų vaikai? Gal. Tai va tokie visokie įdomus dalykai, kad žmonės, ta deklaracija apie sveikatą, jinai labai populiari yra. Ir kai klausia, yra apklausa, sako, kokios vertybės jums svarbios, sveikata tarp didžiausių vertybių, bet aš viską darau, kad aš ją susigadinčiau. Viską, nuo A iki Z, kai pradedi aiškintis ir dėliotis, tai dar viena tokia įdomi yra nuostata, kad žmonės galvoja, net toks posakis yra, sako, nerūkyk, negerk, ten sveikas numirsi ir ten nuobodžiai gyvensi, arba sako, ilgiau gyvensi dėl to, kad tau baisiai nuobodu bus ir panašiai. Sakau, gerai, o kiek iš jūsų, kurie taip galvojat, bandėt gyventi sveikai? Nerūkėt, negėrėt, sportavot, rytą bandėt apsipilt šaltų vandeniu, po dušu palyst. Nėra. Tu sakau, kažkur jūs žinot, kaip būna su žmonėm, kurie būna ko nors nebandė. Žiūrėkim, vyresnio amžiaus žmonės, kai mobilus telefonai atsirado, baig, tu sako, nesąmonė, kokia aš čia gyvenime nesnaudos, neišmoksiu, kokia čia kaip sudėtinga viskas. O dabar po 2 turi kiti, skaičiai tik didesnį klaviatūrą, bet naudojasi visi žmonės ir sako, kaip faina, kaip čia viskas patogu, kaip paprasta, o iki to buvo baimė. Tai aš tokių daug žmonių aplinkui save turiu, kurie kaip pabanda, jie nebenori grįžti ne vienas, nes jaučiasi gerai. Ir čia tokie yra mitai, kad žmogus, kuris negeria, nerūko, jis pabėgioja, ten pavaikšto, pasportuoja, pasigrūdina, sveikai valgo, kad jis blogai jaučiasi. Sakau, jūs man parodykit tokį nors vieną, kuris susiraukęs, vaikšto, nelaimingas, susirenka tokias kompanijos, jie džiaugiasi gyvenimu. Jie pinigų neišmėta nesąmonėm, jie ten gali savo daug leisti, jie gali savo daug keliauti, jie sveiki yra. Jiem viskas yra tvarkoje, nieko jam netrūksta, jie kaip tik sako, žinai, žmogus, ką dabar padarysi, jis kenčia, jis prigėrė, iš ryto jam ten galva skauda, jis ten vemia. Mane vienas draugas bandė įtikinti, sako, tu žinai, tau reikia prigert, atsipalaiduot, nutrūkt. Davai, sakau, tu prigerk, aš pasižiūrėsiu tave iš ryto, jis prigėrė, iš ryto pykina, viduriuoja, žodžiu, blogai jaučiasi. Žinai, sakau, dabar žiūrim, savaitgalis prieš akis. Aš išsimiegojau, aš ilsėsiuos, aš eisiu, ką noriu aš darysiu. Dabar tu, sakau, gersi mineralinį, gersi vaistus nuo galvos skausmo, tu ten triesi, tu ten negalėsi valgyti visą dieną, nes nesinori valgyti, taip toliau ir panašiai. Gerai, tu sekmadienį į popietę jau pradėsi daugiau mažiau normaliai jausti. Tai jeigu tu taip supranti poilsį, tai aš negaliu tau nei žodžio sakyti. Jeigu tu nuo to pailsi. Bet sakau, tu gali lengviau susiorganizuoti, į parduotuvę, nusipirkai silkės, pasidėjai ant palangės, ant saulės, palauki, kol supuvo. Privalgiai, nusivėmiai normaliai, nusividuriavai, nebepaini, 2 dienas nelabai šlovas kelias. Pailsėjai, atitrūka, toks, kaip sako, atitrūkimas nuo realybės. Tai čia jeigu žmogus taip supranta poilsį, ašgi negaliu iš jo atimti. Bet jisai sako, negerai iš tikrųjų, 2 valandas buvo gerai, paskui 1,5 paros blogai, bet sakau, žinai, yra daug receptų, kaip padaryti gerai visą savaitgalį.
sveikatos ugdymas tai tas sritis, kuri turi būti lydėti vaiką nuo pat gimimo, sakykime, šeimoje iki gimnazijos suolo ir toliau suaugusi. Tikrai sveikatos ugdymas yra pakankamai, ugdymo kompetencija pakankamai ilga ir vėlai matomas rezultatas veikla. Natūralu, jeigu vaikas turi turėti matematikos žinių, turi turėti ir sveikatos žinių. Šiandien švietimo įstaiga kelia savo užduoti kompetencijų lygmenį ne tik tam tikrų bazinių žinių, bet ir sveikatos. Ir Singapūre nuskambėjo tai, ko gal nebūdavo ankstesnėse, tai yra toks angliškas išsireiškimas vadinamas endgame. Tai reiškia, tarptautinė bendruomenė pradėjo kalbėti apie galutinį tašką. Tai yra apie tai, kad šita veikla turi vieną dieną baigtis. Tai reiškia, šita pramonė turi būti uždaryta. Kalbant apie tabako pramonę, žodžiu, su ją turi būti susitvarkyta taip, kad jos turi nelikti. Nes negali tai būti, kad žmonės laikydami save protingų sutvėrimų leistų gaminti produktą, nuo kurio numirtų pusę vartotojų, ir nebūtų nepavojinga vartojimo. Tai yra neprotingo sutvėrimo, gali, sakykime, kažkoks tai gyvulys, kuris neturi smegenų, neturi išsilavinimą, jis gali savo gal leisti tokius dalykus daryti. O žmogus turėdamas jau visus įrodymus, jau daugiau kaip 50 metų tie įrodymai yra, kad jis leidžia šitokiam dalykam vykti, tai yra nesuvokiama, nes, sakykime, vyko karai, yra kažkokie diktatoriai, kurie žudo keli šimtus tūkstančių žmonių. Antras pasaulinis karas, keli milijonai žuvo. Tai nuo tabako kasmet pasaulyje miršta 6 milijonai per vienus metus. Ir tas nevertinama nei kaip genocidas, tie žmonės važinėja prabangiom mašinom, sėdi ofisuose, jie drasko akis nuėję į Seimą, jie meluoja, jie išsidirbinėja. Tai iš tikrųjų, ką aš išgirdau, ir tas buvo pakartota gal kokį 10-15 kartų, tai jau yra brėžiama linija, iki kada turi būti pasiekiamas taškas, kad šita pramonė turi būti visiškai uždaryta ir jos turi nelikti ant žemės paviršiaus. Nuo senų laikų žemaitukai yra labai ištvermingi ir stiprūs. Iš kovos žirgo vėliau žemaitukai tapo pagalbininkais žemės ūkio darbuose. O dabar žemaitukai tampa geriausiais vaikų draugais. Žemaitukai jautrumas žmogui, jų plastiški judesiai puikiai tinka hipoterapijai. Hipoterapija – tai gydomasis jojimas, kurio metu arklys, jo šiluma, draugiškumas, judėjimas padeda gydyti įvairias vaikų ir suaugusiųjų ligas. Jeigu išsaugom savo sveiką tokį prigimties ieškojimą, santykį su Dievu, tą kelionę pamatom kaip ieškojimą, tai tada tvarkojame, mes esam Dievo vaikai ir Dievas mus veda. Ir kaip sakyt, o šiaip esam kovoje, jeigu skaitysis Šventąjį raštą, Efeziečiams, Apaštalo Pauliaus laiškas Efeziečiams 6 skyrius nuo 10 eilutės, tai būtent kalbama būtent apie dvasinę kovą arba Apaštalo Petro. Sako pasisakymas, piktoji dvasia kaip riaumojantis liūtas ieško ką praryti, tai ta realybė yra tikra, bet Dievas yra su mumis.